BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, futbolo bičiuliai, su jumis laida Įvartis, Ervinas Kutkauskas ir Žydrūnas Grudzinskas. Tautvydas Vencevičius dar neatsigauna grįžęs iš Armėnijos kalnuotų vietovių ir vyno kelio. Yra tekę pačiam būti Armėnijai. Sakykim taip, nėra pačios lengviausios tos žurnalistinės kelionės. Man atrodo, ir tu esi su Presu kažkur buvęs, ar nesi taip išvažiavęs, ar tik tai tuose... Armėnijai su Žalgiriu buvęs, tai jau šiaip buvęs su Presu, tas kelius tuos... Ukrainai, man atrodo, ar nebuvęs, ar ne? Buvęs ir Lenkijoje ten užsienyje, tai ten tie keliai nežinomi, atrandami greitai. Aikštėje lengviau negu aplink aikštė dažniausiai būna. Tautvydas ten atlaikė, bet čia lietuviško klimato pasikeitusio neatlaikė. Taip, kad sveik greičiau, kolega, ir tikėkime, kad tas armėniškas konjakėlis, kurį dar parsivežė, turėtų padėti greičiau atsistoti ant kojų. Jo, pastaruoju metu čia labai sunkiai renkamės ten Preso rungtynėse. Į Armėniją lengviau surinkti 10 žmonių negu Lietuvoje trečiadienio vakarą. Iš tikrųjų, tie laikai tokie prasti, čempionų lyga. Tai man irgi nelabai išeina, nes trečiadienį irgi čempionų lygą reikėjo komentuoti, tai taip ir pereisim, aišku, čia taip tokių lyrinių nukrypimų pereisim į tai, kas yra svarbiausia turbūt futbolo pasaulyje. 3 turai prabėgo čempionų lygoje ir yra tikrai įdomių, sakykime taip, situacijų tam tikrose grupėse, be abejo, F grupė turbūt mirtininkų tokia atrodo labai... Dar sunkiai nuspėjama, sunkiai taip, galbūt ir vertinama, nes prieš tarsi niekas ten labai ir netiduoda tų 100%, kas tuos bilietukus pasiims du. Ir dabar matome, kad tikrai tie žmonės teisūs, ne? Kaip vyksta visas tas tokia sumaištis toje grupėje. Bet to reikia laukti. Jo, bet yra ir kitur tikrai staigmenų, tuoj viską perbėgsim, bet pradėkim nuo visko iš eilės. A grupė, čia Miuncheno Bayernas pirmoje vietoje turi 9 taškus, bet reikia pasakyti, kad paskutinė mače teko jį komentuoti, teko nuodugniai žiūrėti. Galatasarajus namuose priėmė Miuncheno Bayerną ir šiaip mane asmeniškai Galatasarajus komanda labai nustebino tose rungtynėse. Labai solidų žaidimą pademonstravo, sakyčiau, kad pirmasis tas įvartis, kurį įmušė Miuncheno Bayernas po tokios šiurkščios, grubios jauno gynėjo Karatašo klaidos, šoko į kamuolį baudos aikštelį, bandė perimti, nepasiekė, Komanas jau ten 1-1, kai turi tiek erdvės, tiek laisvo ploto, be jokios abejonės tokios klasės žaidėjas, tai aišku viską puikiai išsprendžia, bet iš esmės, žiūrint į Galatasarajų žaidimą, tikrai gerai kūrė, presingavo varžovus, tikrai Bayernas turi daug aišku nuostolių, ten pasižiūrė į komandą ant suolo, realiai 3 žaidėjai turbūt, kurie gali pasirodyti, kiti yra daugiau, dar vaikai tokie, dar neturintys patirties tame didžiajame futbole, o kalbant apie Galatasarajų, tai tikrai įspūdingai ši komanda atrodo pasipildžiusi, tas puolėjų toksai, ne tai kad tandemas, bet turiu omeny tą plati žaidėjų rotacija, kurią turi, ant suolo lieka tokie žaidėjai kaip Hakimas Ziyešas, tarkim, kurie tikrai, čia bet kurioje kitoje komandoje tu įdėk tokį žaidėją ir jisai tikrai žais, tai, turi tą patį Oliveirą ant suolo, kuris žaidė prie Žalgirį, tas pats Mertensas pradeda rungtynės ant suolo, Angelinio tas pats vietoj Karatašas vietoj jo žaidė, tai tu žiūri į tą Galatasarajų, kurį matėjai čia su Žalgiriu žaidžiant ir dabar, atrodo, skirtingos komandos. Tai prisimė, kaip kalbėjome apie tai, kad Galatasarajus galbūt būtų bankrutavęs, jeigu būtų iškritęs iš čempionų lygos, aišku, juokaujam, bet ką kalbėjome, kad tokie klubai dėliojasi savo planus taip, kad būtų ant pike, būtų grupių etape. Aišku, gali nudėkti, galbūt ir būna vienetai tų atvejų, kada tie didieji klubai, visi kaip bebūtų Galatasarajus žvelgiant į tą kvalifikaciją, vis tiek jau yra priskiriamas prie tų, kurie tarsi turi būti tose grupėse. Taip, kad viskas kaip ir logiška, bet pažiūrėkime, kaip sunku būna nukeliauti. Dar atsimenu komentavai ir su Meldė, ne? Jo, ten Meldė geriau atrodė, apie rungtynės. Apie ką kalba, ir dabar žiūri mane Bayerno kontekstą. Na gerai, Bayernas nukreivęs, bet tai vis tiek yra Bayernas, kaip bebūtų. Ir tu matai komandą, kuri kas etapas lipa į viršų. Ir tas žaidimas, ką aš žiūrėjau momentus, tai tikrai paliko gerą įspūdį. Ir būtent toks futbolas, jeigu perkelk į rungtynę su Žalgiriu ar su Meldė, ten
su visą pagarbą abiems klubams variantų nematytume jokių, bet vėlgi tai yra tas planavimas, tai yra tas išėjimas į piką, viskas sudėliota, smulkmeniškai, detaliai taip kaip reikia ir štai grupė etape matome Galatasarayų dabar antroje vietoje, nors ir pralaimėjo Bayernui, bet jie yra antri ir su tokiu žaidimu tikrai drąsiai kovos, manau, iki pat paskutinio turo dėl kelialapio. Jo, Galatasarayus iki šito mačo šiaip buvo net 23 rungtynės nepralaimėjęs oficialias, kas yra įspūdinga. Ir čia jau kalbam ir apie įvairius tos atrankos grupės turnyrus, ir apie pačią grupę, ir be abejo čempionatas, nors čempionate šiuo metu žengia antri, net ne pirmi, nes Fenerbahčė viską apskritai susirenka, 9 pergalės iš 9, bet žvelgiant į Galatasarayų, kas dar paliko įspūdį, tai tikrai, kad komanda ne tik, kad, sakykime, taip kūrė momentus, bet jie iš esmės kontroliavo rungtynes. Bayernas žaidė, net galima taip sakyti, antrų numerių didžiąją rungtynių dalį. Ne toks, kad jau ryškus ten jau, žinai, kaip užsispaudžia ten savo baudos aikštelėje, be abejo, ne, bet iš esmės buvo atidavęs varžovams tokią iniciatyvą ir man kažkiek šiose rungtynėse taip pasirodė, kad kažkiek tai per daug norėjo atsikast Galatasarayus. Jautė, kad gal gali, ne? Jo, gali laimėti. Man atrodo, jeigu jie kokią 70 minutę būtų pagalvoję, kad Bayernas čia mums beveik ir atiduoda tą tašką, tai gal mes tiesiog ir pasiimkim, nes tas taškas su Bayernu gali būti labai brangus. Ir Bayernas, man atrodo, irgi buvo tokio jau stadijoje, kur jau pasiimkim tą taškelį, čia išvykas, namuose apsilošim. Jo, namuose kitą turą pasiimsim, dabar 7 taškai po 3 turų, viskas kontroliuojama, tu matai, kad ten kitos komandos turi mažiau. Ir man šitoje vietoje atrodo, kad, kaip sakant, yra tas, nemėgstamės tos valstybės, bet žadnas frajerą pagubėt, žinai, tas toksai senas posakis. Tai čia jisai labai tinka, kad, tikrai atrodo, kad užsimanė šiek tiek per daug, kaip tas šuo, tokį kaulas per didelis, atrodo, kanda ir springsta tuo pat metu, nes kaip ir nori prisivalgyti, tai čia Galatasarayus šitoj vietoj ir paspringo tikrai tuo savo noru, nes paleido šansus, o vis tiek mes žinom, kokios klasės yra komanda Müncheno Bayernas. Ir čia buvo ta grinai situacija, jeigu mes perkelsim Žalgirį į Galatasarayų, ten Ojavūsis bėgo, neišnaudoja Mertensas, bam, Mioldė, kūrė, Ikardis, bam. Tai čia tas pats Galatasarayus, kūrė, šansai, ten nubėga, Keinas, bam, ir viskas. Tai tiesiog eilinis dar kartą įrodymas turbūt, kad šiuolaikinėme futbole ta klasė yra kosmosas. Ir už tai ir mokami pinigai realiai, kad tie žaidėjai, kurie yra jau tie top, jie išsprendžia vieną iš vieno, o tie, kurie dar tik tai eina, arba dar neteis, tai sprendžia vieną iš 3 arba vieną iš 4 geriausiu atveju. Ir tas antras įvartis, jeigu gerai paminu, Harikeinas ant kulnų bandė, ne, mušt po to atšoka kamuolys, vis tiek yra tas, kad puolėjas sugeba vis tiek atsidurti ten, kur reikia, pakartotinų smūgių įmuša įvartį ir po to laimė rungtynes, taip kaip ir sakai, blankiai žaisdami, bet prašom 3 taškai. Jo, ir kažkiek gal net ir atraminėje zonoje žaidžia žaidėjai, ten Turėra, Ihanas, kažkiek galbūt užsižaidė šiek tiek į priekį, daug pradėjo ten kurti, bėgti į priekį ir šiek tiek apnuogino tas gynybinės linijas, ten gynėjai šiek tiek išsibarstė, nepasaugojo, bet iš principo tikrai šiaip Galatasarayus, manau, kad čia išlaiko gerus šansus ir ypač matant tai, kad Manchester United kol kas ir toliau žaidžia silpnokai, sakykim taip, pergalė iškovota, 3 taškai čia buvo turbūt. Kas ten mušė įvartį? Harry Maguire'as, galva, tradiciškai, bet vėlgi neįtikina turbūt Manchester United namuose, 1-0 prieš Kopenhageną, pirma pergalė, bet vėl reikėjo dalinai ir tokio nedidelio stebuklo, paskutinė minutė užsidirbtas baudinys, Onana šį kartą tampa herojumi, Maguire'as, Onana, tie tokie turbūt labiausiai folkloriniai žaidėjai Anglijoje, bet matome, kad pergalę nulėmė būtent jie, bet rungtynių pabaiga, tai aišku, fantastiška, kai reikia traukti tokį baudinį paskutinėmis akimirkomis. Ir ištraukia Naną, taip. Dar dėl Kopenhageno, nes jau ne pirmos rungtynės, kad jie žaidžia tą tokį solidų futbolą.
ten su Bayernu taip pat buvo jų neblogos rungtynės, dabar, aišku, pralaimėjo, galbūt ir pagal tuos momentus, ką kūrė, tikrai ten nebuvo ta komanda, kur ten sėdėtų gynyboje, ar būtų užsidariusi, tikrai ne, ir kas džiugina, kad vis tiek ten ir Danų jaunimo daug žaidžia, tai yra išauginto būtent Kopenhageno klube, taip kad tikrai į tokias rungtynės, jeigu dar užkabink tašką, tikrai būtų fantastika. Bet vėlgi, Galatasarajus antroje vietoje su 4 taškai, Kopenhagenas su 1 tašku, dabar namuose su Manchester United, ir žiūrėk dar, užkabins ten kokį taškelį ir dar liks konkurencingi. Jo, gaila, kad šitos rungtynės Højlund aikštėje prasilenkė. Rasmusą jau pakeitė 86 minutę, o jo brolis išėjo tik tai 91 į aikštę, tai taip prasilenkė. Aišku, manau, kad tikrai buvo pokalbių prieš rungtynės ir po rungtynių, bet aikštėje kartu broliai šį kartą nepabuvojo. Na, galbūt kitas scenarijus bus Kopenhagoje, pamatysim, viskas čia visai netrukus. B grupė, čia Arsenalas tampa šios grupės lyderiu, vieną pralaimėjimą patyrė Jelanų išvykoje, bet dabar sunki ganėtinai pergalė prieš Seviją, reikėjo pavargti. Reikėjo pavargti, to gal ir buvo galima laukti, bet futbolas vis tik buvo, taip kai sakau, laipteliu geresni buvo Arsenalo futbolininkai ir ta pergalė pelnyta, taip, sunki faktas, na kam ten lengva su Sevija rungtyniauti jų arenoje, tikrai ne, bet faktas tas, kad jie svarbiausia savo 3 taškus pasiėmė, nes po to pralaimėjimo Lanui, dabar jeigu čia suklup, na tikrai būtų ta situacija lentelė dar labiau komplikuota, o dabar įmušė, laimėjo ir savo namų arenoje, Emiratų stadione vėl pasiimų tą pergalę ir iš esmės, na, didelė dalimi turėsi tą kelialapį. Taip kad Arteta, manau, savo darbą tikrai atliko gerai tose rungtynėse, kaip ir komanda. Martinelli ten pačioje pradžioje turėjo galimybę 1-1, neįmušė, o po to jau kai ledo ritulį ten išbėgo, apsivarė vartininką ir ten, aišku, Žezusas fantastinis, ten jo tas žaidimas, tas perdavimas, užsikirtimas, aišku, pirmą, kai atsikratė 2 varžovų, o šiaip tai Arsenalas geriau. Raisas man patiko viduryje, vėl galbūt taip nelabai stebim tuos žaidėjus, kurie, na, netlieka tų rezultatyvių perdavimų, neįmuša įvarčių ir taip toliau. Čia Raisas kaip neįmušas savaitgalį. Taip, bet turiu omeny, kad tas jo darbas ir gynyboje, ir ta kūryba nuo pat pradžių, po to atriša rankas visai priekinį liniją. Ten tiesiog jau bėga, nubėga ir tokius momentus turi. Jo, šiaip Raisas, aš pats pasakysiu, kad nebuvau labai tas fanas, kai ten už jį mokėjo 100 milijonų daugiau Vezdiemui ir ne, ir toks atrodė, kad dar ne iki galo, man atrodo, Vezdiemė jo, bet Vezdiemas vis tiek su visa pagarba kol kas tokia komanda, kur dar net atopinė, ar ne taip, tu ten vienas iš lyderių, taip, Anglijos rinktiniai žaidimas, bet dar man taip dėl Raiso buvo klausimų šiek tiek, bet kol kas šio sezono pradžia, tai, sakyčiau, tikrai atsako į tos klausimus, kad tai jau yra to lygio žaidėjas, užaugęs iki to lygio ir dar matome, kad net turbūt dabartiniai situacijai, kai tu dar turi geresnius partnerius aplink save, čia dar tu pats pakeli savo žaidimą į viršų. Būtent ir jo tos gynybinės funkcijos, kurių labai reikėjo Artetai, nes tą balansą išlaikyti būdavo sunku Arsenalui apskritai, prisiminus dar ir Vengero laikus, jam patai, kas yra, būdavo tas žaidėjas dar kur kažką stabilizuodavo, o dabar būtent Raiso tos funkcijos aikštėje, kad kartu ir greuna, ir kartu kūrė, ir dar įmuša kars nuo karto, na tai ko daugiau tai reikia iš atraminio saugo. Jo, tikrai geras Arsenalo žaidimas, reikia pasakyti, kad ir Sevilla atrodo tokia po truputį bundanti, tai nėra ta komanda, kuri sezono pradžioje ten nuo visų gaudinėjo, atrodo, su naujoju treneriu šiek tiek į priekį pasistumta. Taip, ir visi kitos rungtynės su Realu, 1-1, kaip bebūtų, dabar vėlgi ta kokybė juntama, ir jeigu išlaikys tą štai tokį ilgesnį laiko tarpą stabilų žaidimą, čia irgi buvo galimybių, kad ten gali ir išlyginti rezultatą ar baigti lygiosiomis, dar ten eigoje Sevilla ir turėjo tokių pusprogių, taip kad ten tikrai tas žaidimas, ką ir minėjai, stabilizuojasi ir manau, kad ir turnyro lentelėje Primeroje kils į viršų. Čia ta grupė tokia, Arsenalas gal vis tik, vadinkim taip, yra šiek tiek gal ryškesnė komanda, bet toliau ar pasau Eindhovenas ar Lanas yra tos ekipos, kur tikrai Sevilla gali tvarkytis. Taip, ir čia dar neblogas rezultatas, sakykim, taip Sevilla susiklosti, komandos sužaidė lygiosiamis Lanas su PSV, šiaip reikia pagirti ir Laną, po ilgų metų nebuvimo čempionų lygoje vėl sugrįžta į ją ir kol kas po pirmųjų 3 mačų 5 taškai, ne vieno pralaimėjimo, taigi tikrai solidus kol kas pasirodymas, namuose įveiktas Arsenalas, kas pliusas prancūzų klubui, kad paskutiniajam turė jie su Sevilla žais namuose, tai čia tikrai didžiulis pliusiukas, nes gali būti, kad tos rungtynės ir lems viską. Aišku, dabar Sevillai
čia bent jau su Arsenalu namie turbūt irgi lygiosios būtų buvę labai naudinga, dabar jau reikės važiuoti į Londoną, bus nelengva, bet žinom, Sevijai ir 3 vieta tinka. Taip. Jeigu iš tos taurės nekels kitą. Jo, kitą tada jau tikrai ims, atsigaus ten ir viskas bus gerai. Kalbant apie Madrido Realą ir C grupę, čia 3 pergalės iš eilės. Teko irgi komentuoti rungtynes tarp Realo ir Bragos. Sakyčiau taip, Realas, gal ne visai antra, bet tikrai ne 5 pavara, kokia geriausiu atveju 3 važiavo šiuose rungtynėse. Taip labai jautėsi, kad kai būna kartais tos topinės komandos, jo žaidžia taip, kaip stebėdamos varžovą, ta katė ir pelė. Atrodo, jeigu varžovas šiek tiek, kažkur pasiseks, kažkur suspurdės, tai mes tada irgi dar įjungsim. Jeigu pavyks tokiu režimu laisvų bėgių vos nevažiuojant, tai mes taip ir važiuosim. Tai principai dabar žiūrėk, Bayernas, panašių stilių mene, žaidžia, vis tiek laimi. Realas, tai, kaip sakai, žvalgosi laimi. Tas pas Man City irgi ten netiduoda, galbūt visko vėliau kalbėsim irgi laimi. Tai kur linkstu? Tos topinės komandos, jos prisitaiko, net žaidimo eigoje prie varžovo. Ir tai nudega. Galbūt sužaisi lygiosiomis dabar, tačiau vėl susirinksi taškus ramiai kitose rungtynėse, jeigu reikės. Taip, kad čia tikrai toje grupėje, kai nėra, vadinkime, tos mirtininkų grupės, prie kurios prieisime, tai čia, kaip ir minėjai, vis tiek tu žinai, kad tu geresnis, tu vis tiek žinai, kad laimėsi. Tik reikia daugiau pastangų. Nelaimėsi jau šiandien, gerai, laimėsiu rytoj tada. Tai, prasme, grinai viską kontroliuoja toje turnyrėje lentelėje ir netgi konkrečiose rungtynėse, ir būtent tą, ką minėjai, ir Bayernas, kai dar reikia, štai visi kimuša tuos įvačius laimi, nors tarsi sunku. Realas irgi ten taip nelabai norėdamas, bet vis tiek laimė. Man City tas pats, taip kad tie grandai savo padaro. Jo, tikrai taip jautėsi. Vini Junioras, aišku, gerai spurdėjo, aišku, Realui, kas turbūt, kad problema gali tapti, jog Judas Bellingamas šlupčiodamas paliko šį mačą. Tokių dar pranešimų kol kas, kai mes filmuojam, nes iš karto čia gan greitai tai dar ryškių nėra, bet lyg ir apie kažkokias labai rimtas traumas nekalbama, bet visgi žinom, savaitgalį jau El Clasico ir čia be abejo Judo Bellingamo pasirodymas Realo komandoje būtų labai svarbus, bet žiūrėsim, kaip čia susiklostys. Vini Junioras tikrai geras rungtynės sužaidė, buvo bene toks aktyviausias žaidėjas, 2-0 Realas buvo jau padaręs, Braga šiek tiek sugebėjo gan greitai tą rezultatą sušvelninti ir dar rungtynių pabaigoje šiek tiek taip pakovojo, sakykime taip, dėl taško, kas vėlgi Realui nebūtų buvus didžiulė problema, net ir parsivežti čia lygiasias, 7 taškai po 3 mačų irgi būtų gerai, dabar tai Realas jau beveik yra užsitikrinęs, o toliau prastą savo seriją tęsė Berlyno Unionas namuose, 0-1 nusileidęs Napoliui, 3 pralaimėjimai išėlės čia, jau 6 pralaimėjimai išėlės ir vietinėme fronte, Bundeslygoje, tai 9 pralaimėjimai iš viso. Ten teko matyti po rungtynių, toliau Sirgaliai palaiko, žinom, kad tai yra labai toks bendruomenės klubas, teko ir pačiam lankytis rungtynėse Berlyne, tai tikrai paliko tą įspūdį, kad net ir po to pralaimėjimo Bragai, kur 2-0 pirmavo jie, 3-2 pralaimėjo, tikrai Sirgaliai niekur nesiskirsto, palaiko ir čia po rungtynių sukvietė prie tų jau ištikimiausių fanų ir atrodytų ten kokioj Italijoje, ten Lenkijoje mes matom, ten Reiktų taip atsiskaitinėti. O čia nieko panašaus, kaip tik rodo galvas į viršų, kad viskas čia gerai, ten bandom toliau ir fanų palaikymas, tikrai, man atrodo, čia yra ta komanda, kurios fanai be abejo tie lūkesčiai, faktas, kad turbūt širdyse kažkiek kyla, bet vis tiek turbūt reikėtų suvokti svarbiausia tą, kas įvyko per pastaruosius keletą metų, kad tas klubas nuo žemesnių Vokietijos divizionų pakilo iki čempionų lygos, iki kad pas tave žaidžia Bonučiai, Gosensai, kur tu anksčiau ten net negalvoji, kad tokie žaidėjai pas tave gali kažkada tai žaisti, tai faktas, kad suprantama, jog tie lūkesčiai kyla, bet man atrodo dabar blogiausia būtų, kas tai ten bandyti vėl nuiminėti ten trenerį kažkur tai Fisnerį, vis tiek treneris irgi ten nuo 2018 dirba, pravedęs komandą per tiek, visko matė dabar, ir kažkaip, man atrodo, čia turėtų parodyti ir klubas, kad vis tiek ir klubo valdžia, kad tikrai tas klubas yra toks, kur mes kartu, kaip ir Union. Kaip ir laimėjom kartu, laimėt galim kartu, bet išlikti kartu. Tai būtent. Ir čia, manau, kad niekas nelabai galbūt galvojo, ypatingai po Napoli praeito sezono, kad čia Realas Napoli bus tikrai tos grupės favoritai ir jie išeis, o Braga su Unionu dėl to trečio kelialapio, dėl UEFA
taurės turnyrą kaposis. Ir dabar matome tas Unionas, žiūrėk, nors ir pralaimėjo 3 kartą, tačiau visur 0-1, 2-3, ne, visur ten pirmavo, gali užkabinti tuos taškelius. Net ir su Realu tos rungtynės, ten per 90, kada 4 kažkurim tą 93 jį rideno kamuolį, ne, Realas. Jo. Ten pačioje pabaigoje. Taip, kad tie pralaimėjimai aišku skaudus, bet labai nedaug trūksta. Ta paskutinį žingsnelį ženk ir tie taškai ateis. Taip, žiūrint, aišku, į Napolį perspektyvą, tai irgi jinai yra tikrai nebloga, 6 taškai iškovoti, Braga dabar važiuos į Madridą, šansų ten vėlgi pakrapštyti taškus nebus taip jau lengva, tai čia Napolis, jeigu namuose vėl susitvarkytų su Berlynu, jau iš esmės irgi kitame etape, o tuomet Unionui su Braga tik reikėtų kovoti jau dėl tos 3 pozicijos. D grupėje kol kas lyderiai yra Real Sociedadas, iš esmės, ką mes kalbėjom jau po pirmo turo, pamenu, tas rungtynės, teko stebėti tarp Real Sociedado ir Intero ir tuomet tikrai Real Sociedadas paliko net geresnį šiek tiek įspūdį negu Milano Intero komanda, o mes matom, kad Interas tikrai yra ta komanda, kuri ir Italijoje atrodo tokia favoritė, netgi šiuo metu turbūt stebint ir žaidėjų sąrašą visą, ir žaidimą, kokį demonstruoja Milano komanda. Tai va, abi šios ekipos iškovojo po pergalės, Real Sociedadas išvyko įveikė Benfica, Interas namuose Zalzburgą, abi pergalės nebuvo labai jau lengvos, bet šioje grupėje iš esmės aš sakyčiau, man atrodo, kad vos netampa viskas aišku, žiūrint į tai, kaip žaidžia komandos ir nemanau, kad čia per porą pastarųjų ateinančių savaičių dabar gali kažkas labai smarkiai pasikeisti. Taip, ir manau, kad irgi Realo tas futbolas ypatingai praeitais metais tikrai buvo įspūdingas ir šiemet, ką paminėjai, ta pati pradžia su Interu vėlgi tarsi tas pratęsimas gero sezono, ar tas futbolas jų atakuojantis, patrauklus, techniškas, na toks, vienai ispaniškas, ne futbolas, ir tai duoda rezultatą, o Benfica su Zalzburgu, na kažkaip tikėjausi, kad Benfica galbūt atrodys kiek, na taip, pavojingiau Interui ir Sociedado ekipai, nes tikrai galvojau, kad ten kausis dėl to antro kelialapio, aišku, tų šansų dar yra, bet su 0 taškų bus sunku ten išsikapstyti aukštyn. Ir šiaip, tu pasižiūrį į Real Sociedadą, tu matai, kad ten žaidžia Mikelis Merino ir Sabalis, Lenormanas, tai yra žaidėjai, kurie visai neseniai, prieš savaitėlę Ispanijos rinktinį žaidžia startiniai sudėti visi 3, tai tu supranti, kad tai irgi daug ką pasako. Jau neįlinis klubelis Čempionų lygoje. Taip, tas pats Takė Kubo prieš Realą, pamenam, kaip žaidė ir toliau tikrai gerą sportinę formą demonstruoja, tai tikrai labai įdomi komanda, nemažai žaidėjų dar tokių, kurie, sakykime taip, arba netoli savo piko, arba dar tikrai tas pikas turbūt bus po kokių 2-3 metų, tai tikrai Sociedado komandėlė šiuo metu tokia labai simpatiška ir aš manau, kad netgi iškopusi į kitą varžybų etapą, parankiai susikloščius ten burtams, tai komanda, kuri gali čia iki kokio ketvirtfinalio net nužygiuoti ir manęs asmeniškai tai tikrai nenustebintų. Kita Ispanijos komanda, E grupėje Atletico Madridas sužaidė lygiosiomis su Glasgow Celticu ir ten, na turbūt, kad aš sakysiu taip, tokiom komandom kaip Glasgow Celticas, tu žaidi namie, tam savo Hampden Parke, jeigu tu gerai pradedi rungtynes, pakeli tas tribūnas ir kabiniesi. Ir toks mačas ir buvo. Aš viso nemačiau, bet žiūrėjau tuos išplėstinius highlightus, tai labai jautėsi, kad užsikūrė ten po to ankstyvo įvarčio iš karto visas tribūnas. Reikia, aš dar raudona kortelė, dar šiek tiek ten to noro buvo laimėti, bet Simeonė tašką įsiveža ir... Taip, ne tai, kad ramiai toje turnyrinėje lentelėje, bet vis tik dabar namuose rungtynės laimėk, sustiprinė savo pozicijas, juolab, kad Lazio pralaimėjo, man kiek netikėta, kad Feyenoordas pirmoje vietoje kol kas, bet matome, kad Niderlandų komanda tiesiog tvarkosi su tokiamis ekipimus kaip Lazio, tai daug ką pasako apie jų ambiciją šioje grupėje, taip kad turės ką veikti Lazio, nes Atletico ir Lazio tarsi buvo tos dvi komandos, kurios turėtų užimti tas pirmą antrą vietas, o Feyenoordas Celticas ten kapotis dėl trečiosios, bet matome, kad kol kas viskas taip lengvai apsivertė aukštinkojams. Taip, ir irgi Feyenoordas reikia pasakyti, kad labai užtikrintai įveikė Lazio, čia nebuvo tas toksai, kad ne pagal kontekstą ar kažkaip tai visiškai dominavo tose rungtynėse, pirmavo 3-0, fantastišką sportinę formą demonstruoja Santiago Jimenezas, tokia naujoji, sakyčiau, Europos futbolo žvaigždė. Mes žinom, kad už puolėjus mokami didžiuliai pinigai, žinom, kad tų tokių tikrų 9 numerių, kurie būtų tokie
na, kad muštų ten po 20-30 įvarčių Europoje nėra tiek ir daug, ar ne? Ir jie yra labai vertinami. Ir Jimenezas naujasis, toks sakyčiau, visiškai Meksikos futbolo deimantas. Žinom, kad meksikiečiai dažniausiai, kaip ir tie pietų amerikiečiai, jie tokie, na, būna ir tuo pačiu techniški tie puoliai, bet ir tuo pačiu labai tokie nepatogus, skandantis kažkur ten gynėjams į čiurnas. Tai Jimenezas irgi iš tos, sakykime, tokios lentynos ir tikrai fantastiškai kol kas rungtyniauja. Antras jo sezonas Eredivizijoje, praėjusį sezoną 15 įvarčių pelnė per 32 mačus, šį sezoną jau 13 tikslių smūgių per 9 mačus, 2 čempionų lygoj, tai jau 15 įvarčių per 11 mačų. Įspūdingas tikrai sezonas ir manau, kad Feyenoordui išlaikyti šį žaidėją bus labai sudėtinga, bet nemanau, kad Feyenoordas supyks, jeigu kažkas sumokės po sezono 60 ar 70 milijonų eurų. Dabar žaidėjo vertė yra apie 40 milijonų eurų, bet aš manau, kad per šį sezoną dar jisai tą vertę tikrai kilstels, nes matom, kad Feyenoordas ir toliau yra pagrindinis, sakykime, tai pretendentas laimėti ir Erediviziją. Vien, aišku, PSV šiuo metu irgi neblogai tikrai krūta, bet Feyenoordas tikrai įspūdingai kol kas susikomplektavusi, tikrai turi gerų žaidėjų visose pozicijose. Teko irgi šitą komandą ir stebėti, ne vienerias rungtynės šiemet, tai tikrai kol kas labai labai geras įspūdis ir manau, kad šioje grupėje kol kas nėra visiškai keista, kad ši komanda pirmauja ir dar pamenu tas rungtynės su Atletico, kurias jie pralaimėjo Madride. Tai ten tose rungtynių pabaigoje ten visiškai buvo užspaudę Atletico prie jų vartų ir ten atsimušinėjo kaip seniais gerais laikais Simeonės auklėtiniai ir tikrai sakyčiau, kad nenusipelnė tų rungtynių pralaimėti, tai jeigu dar būtų ten taškelį pasiėmę, tai šiuo metu jie visiškai užtikrintai čia būtų priekyje ir aš visiškai sakyčiau, net neabejoju po tokios pergalės, kad Feyenoordas bus kito etapo komanda ir žais atkrintamosiose varžybose. Aišku, čia visko gali susiklostyti, Čempionų lyga labai neprognozuojamas turnyras, bet kol kas Feyenoordo žaidimas tai tikrai įspūdingas, muša daug įvarčių per 3 mačus Čempionų lygui, 7 įmušti įvarčiai, tai parodo labai daug. Na ir aišku, dabar važiuojame į F grupę, čia pasiliksim, manau, kad pakankamai ilgam, nes rungtynės tokios, kad wow buvo ir pradėjo galbūt nuo Paryžiaus, jo, kas ten vyko, aš visų rungtynių nemačiau, bet tau teko pačiam ir komentuoti, tai įspūdžiai dar švieži. Akcentavau būtent tai, kad ten vis tik ta para laiko daugiau poilsio. PSG galbūt irgi turėjo tam tikrą įtaką tam pirminiam žaidimo planui, nes PSG tikrai pradėjo aktyviai su aukštu presingu, su greitu tempu pirmyn atgal ir tas kokias pati pradžia, ten 5-7 minutės buvo tikrai jų, bet vėliau Milanas, vėliau Olivier Giroud akcentavo po rungtynių, kad mes buvom numatę aukštą presingą, bet per tas 5-7 minutės to nemačiau, nes labai gerai judėjo kamuolys. Bet pusvalandukas pirmas Milano neblogas buvo po to, ne? Būtent po to iki įvarčio. Iki pirmo įvarčio. Taip, įvarčio jie pajuto, kad gali ir ten pradėjo klysti. Aš vienu metu pradėjau taip net mintyse skaičiuoti klaidas, tai buvo 5 klaidos įžaidinėjant kamuolį. Ar Donnarumma ten jį užrybė, ar praranda kamuolį aikštės viduryje saugai įžaidinėdami. Ir Milanas taip po truputėlį drąsiau, aišku, tų tokių 100% progų neturėjo, bet futbolas toks, kad įpainiojo į tokį gal nervingą futbolą ir ten tos klaidos nesustabdo Hakimi kamuolio, kažkur pasistabdo į kitą pusę, perima, pražanga kortelės jam pasipylė, aišku, ir Milanas tas kortelės gavo. Bet esmė ta, kad Milanas tarsi kontroliavo tas rungtynės, bet vėlgi, ką ir minėjai, pajuto, kad gali, pakėlė visas grandis į viršų ir ten, tas tarpelis, kur įlėkė Mbappé, kur gavo perdavimą gerą ir, susitvarkė puikiai ten pro Tomorį, taip. Aišku, kai gynėjas atsuka užpukalį, kaip apsisuka, tai yra klaida, bet žinant apie tuos pirmosius žingsnius, nežinai, kur jisai ten sprogs. Nežinai, kur jis mesis ar į kairę, ar į dešinę, ar pasimetė, ir aišku, gudriai. Dažnas galbūt puolėjas smūgiuotų į tolimų vartų kampą. Ten prigavo gerai. Taip, o ten koja visi gynėjas keliai, ar tas toks paslėptas smūgis tarp kojų, nes viena, kai pakėlė šalia traminė, ir vartininkui tada sudėtinga, nes vartininkas irgi iš tos pozicijos daugmaž žiūri, kur tas kamuolys labiau į tolimą. Taip, ir čia bum prieš tą kryptį ir įvartis. Taip, kad tas ne tai, kad lūžis buvo, o sustojau po antro įvarčio. Jau antras įvartis, antro kėlinio pradžia ten Dembelė labai gražų įvartį irgi įmušė. Dar prieš tai buvo įmušęs. Taip, įmušęs ir ten pražanga. Bet buvo pražanga. Buvo aikštės viduryje pražanga, ten dabar nepamenu, kas Sugart, lyg tai taip kitai sulošė ten. Man atrodo, kad jo. Jo, prieš pusę. Taip, kad ten viskas kaip ir tvarkoj. VAR grąžino, teisėjas nuėjo pasižiūrėti, tikrai pražanga.
buvo. Ir tada jau viskas, jau Milanas tada toks bedantis tapo, ten pradėjo ir nervintis, ten Liau irgi, beje, nebuvo pastebimas, buvo supančiotas. Tai kita vertus, kažkiek Liau man ta kūno kalba ir nepatinka. Jau ne pirmas rungtynės, aš žiūriu, kad jisai toksai kažkur šiek tiek ir ne į savo pozicijas lenda, kažkur ten į gilumą bando. Atrodo, kad kartais daro per daug. Atšoka labai žemai, prisima kamuolius, čia jam bando žaidimas atvesti. Tai ten vieną kartą ir akcentavau, nes jis jau atsitraukė į savo aikštės pusę į atraminio saugo poziciją, gauna kamuolį ir veda. Tarp dviejų, tarp trijų ten įkliudo šiek tiek, jis nepatenkintas mojo rankomis, toks matosi išsibalansavęs, ne? Tikrai ne jok. Ir sakai, tu palik gynybinės funkcijas ten kamuolį žaidimą, kam reikia, o tu savo atlik darbą. Tai yra krašte gauni kamuolį, draskyk ten, verškis, muškyvarčius, tada taip. Viena ten pusiau turėjo galimybę, bet uždėlisė, vėliau ten lietė koja, lietė kamuolį gynėjas, ten tas kamuolys nuridėjo. Na, prisiminiau dabar akcentavai Manchester United Copenhagen brolių kovą. Tai čia irgi broliai Teo Hernandesas su Luka Hernandesu irgi, aišku, skirtinguose tai poliuose. Abu kairiai žaidė labiau. Bet ten vieną kitą kartą buvo šalia, taip kad, aišku, skaudu gal, bet ką darysi, tai istorijos toks rezultatas, gal ir per daug, bet kita vertus Milanas neturėjo šansų. Tikrai neturėjo, tvarkėsi. Aišku, Mbappé irgi ten buvo išjungtas. Pirmame kėlinyje būtent kitos klaidos pasipylė. Nebebuvo priekinės linijos, nei Klamony, nei tas pats Dembelė ten nebuvo pastebimi, nes paprasčiausiai kamuoliai neteina iki tavęs. O tik pradėjo kokybės rasti. Vitinėje gerai ten sukiojasi. Tikrai žiūrėjusi pasažė gana neblogai tam fone ir Milanas neturėjo šansų. Zairas Emery geriausiu buvo rungtynių žaidėjų, pripažintas 17-metis futbolininkas. Po rungtynių Luisas Enrique sakė, kad netikiu, kad šitam žmogui 17 metų žaidžia, jisai sako, 34 ir fantastiškai, ar ne, kol kas atrodo. Tai ten tą perdavimą atliko. Jo, du rezultatus. Taip, ten tas pirmas, ten, kurį kabino, lyg tai griovė, ant kojų užsilaikė. Taip, ir kas taip, na, kaip ir sakai, iš jauno žaidėjo galbūt keista, kad brandus ir gynybiniuose veiksmuose, tai yra jaunimas mėgsta su kamuoliu. Ir jie labiau atakuojantys yra, nebėga, lekia. O čia, kur reikia balansas, kur reikia perimti kamuoliai, kur reikia išsisuka per perdavimą ar net driblingų, tame momente nubėgo, ten įgriovė, išstovėjo ant kojų, atliko perdavimą, įvartis. Taip, kad tikrai figūra auga, taip, auga tikrai talentingas žaidėjas. Aišku, Prancūzijos rinktinė, žinom, perpildyta ten visur, bet vis tiek, jeigu tu 17 metų Paris Saint-Germaine jau gauni startinės pozicijas ir tu iš esmės esi beveik kiekvienose rungtynėse startinės pozicijos žaidėjas ir čia nėra, tarkim, Barsos variantas, kur dabar tu matai ten krūvą žaidėjų traumuotų ir tu tada trauki jau tuos Lemasijos, ten žinai, talentus. Čia jo, yra tų traumų, ten negali žaisti Asensijo, bet grinai, tarkim, į pačią poziciją, kurioje žaidžia Zairas Emery, na tai ten tokio žaidėjo, sakykime, yra tas pats Karlosas Soleras, yra Pereira, ar ne, aikštės vidury, tas pats Barkola ten gali žaisti, bet iš esmės tai Barkolė, bet kalbant apie tuos žaidėjus, tai čia nėra kažkokio žaidėjai iškritę ir čia Zairas Emery jau yra projektuojamas kaip startinės sudėties žaidėjas pas Luisą Enrique ir aš dar sakyčiau, kad man atrodo, Luisą Enrique iš šios rungtynės turėtų būti dar vienu įrodymu, kad labai buvo naivu jam išeiti prieš Newcastle, tada išvykoje ten su tais tokiais 4 vos net atakuojančiais žaidėjais, Dembelė kažkur ten aikštės vidury vos ne ir čia vos net dabar mes čia užbėgsim, užatakuosim taip toliau. Va čia buvo parodyta, kad nu vis tiek tu turi turėti ten Ugarte, Vitinija, tą patį Zairą Emery, kurie aikštės vidury turėtų ir to daugiau gynybinių funkcijų ir tas balansas toks atsiranda ir šiaip Vitinija gerą sezoną irgi žaidžia. Taip, labai. Gerą, ir man patinka yra žaidimas, būtent ką ir sakei, ir gynyboje, nes ta trijulė taip ir turi žaisti. Ir tu turi atlikti visų pirma darbą gynybinį, nes ta rungtynės kartais laimė puolimas, ne? O šiaip turnyrus... Nu, priekį tu turi ten Mbappé, Dembelėtų jiem ten įmes, jie taip, juolab, kad jie nėra tie žaidėjai, kurie ginsis. Tai jeigu dar turėsi poziciją silpnesnė vidurio zonoje, turėsi problemų. Taip, kad Milaną tikrai, ta prasme, sutvarkė. Būtent aikštės viduryje ir indėlis Ugartės ir Zairo Emery tikrai didelis ir Vitinė, taip, kad tikrai viskas ten tvarkoje. Paris Saint-Germainas dabar yra pirmoje vietoje grupėje, 6 taškai, bet čia dar niekas tikrai nenuveikta, dabar kelionė laukia į Milaną.
Milanas, tarkim, San Siro iškovojo pergalę ir vėl viskas tampa neaišku. Skaudus pralaimėjimas buvo patirtas Newcastle, atrodė, kad visgi Newcastle'as po tos pergalės prieš Paris Saint-Germainą, vėl čia sugrįžimas į St. James Parką, namuose pastaruoju metu ir Anglijoje turiu menį, tikrai gera sportinė forma, iš paskutinių 8 mačų 6 pergalės, 2 lygiosios visose turnyruose, ten Sheffield 8 įmesti, Crystal Palace sutriuškintas 4-0 ir atrodo tokioj geroj sportiniai formoje. Aišku, ir Dortmundo Borussia tikrai reikia pasakyti, kad pastaruoju metu Vokietijai tikrai gerai žaidžia, startavo gerai, 8 mačai, 6 pergalės, 2 lygiosios, kol kas Vokietijoje nei vieno pralaimėjimo nepatirta, 20 taškų, lygiai tiek pat turi Müncheno Bayernas, tai tikrai ten kol kas Vokietijai ta lentelė priekyje atrodo įspūdingai tokia užkimšta, ten ir Stuttgartas, o nuostabiai juda Leverkuseno Bayeris, kuris yra pirmas, bet apie šias rungtynes kalbant, tai tikrai nustebino tai, kad Dortmundas labai drąsiai pradėjo rungtynės. Aš kažkaip tikėjausi, kad rungtynių pradžia jo bus tokia, kad labiau tokie ugningi bus būtent Newcastle vyrukai. Bandė jie ten vėl kaip ir su Paryžium ten tas tribūnas užvedinėt, bet Dortmundas tikrai buvo labiau subalansuota komanda ir taip jautėsi, kad turėjo gerą planą. Ir rungtynių pradžia, pirmas pusvalandis, netgi sakyčiau, tai visiškai priklausė Dortmundo Borussijai. Po to šiek tiek pradėjo mušti tempo, pamatė, kad turbūt tas toksai bėgimas į priekį atgal, tokius pirmus 20 minučių, tai buvo wow, vienas gal geresnių. Visiškai, vieni atakuoja, kiti ten bam, bet tuomet pasimatė, kad kažkur tie tarpai labiau pas Newcastle atsiranda gynybiniai ypatingai, nes vis tiek Danas Burnas yra, tarkim, Danas Burnas, Lascelles, jie nėra tie žaidėjai, kurie mėgsta tas laisvas erdvės, jie kaip tik mėgsta, kai kompaktiškai viskas vyksta pas juos baudos aikštelėje ir tuomet jie nesuteikia tų erdvių. O kai tu suteiki jiems tas erdvės, varžovams tas erdvės, ten Malinai visokie inmečios, tas pats Marko Roisas, jie pradeda tas erdvės išnaudoti, pradeda tas kišenės ten perdamus atlikinėti ir tada sunku, matėsi, kad tikrai Dortmundo Borussia turėjo ne vieną šansą jau rungtynių pradžioje ir dar kas buvo blogai, labai aišku, kad neteko gan greitai 15 minučių Aleksandrio Isako, kuris kaip tik yra tas irgi žaidėjas, kur tu jį irgi į laisvus plotus gali paleisti. O Callum'as Wilsonas vis tiek kitokio šiek tiek plano žaidėjo, pakeitė jį ir tuomet matėsi, kad šiek tiek persisuko žaidimas, pradėjo Newcastle šiek tiek lėčiau, ilgiau laikyti kamuolį, kontroliuoti, bet kėlinio pabaigoje išnaudojo savo šansą Dortmundo Borussia, Šlioterbekas perėmė puikiai kamuolį savo aikštės pusėje, o čia vėl vidurio gynėjai įrodinėja, kad šiuolaikiniai kokie yra žaidėjai, perėmė kamuolį, nusinešė jį su savim, tada perdavė, tada jungiasi per nugarą, vidurio gynėjas gauna krašte kamuolį, suranda, mečia puikių perdamų ir tas vienu lietimu ataka tikrai puikiai, vidurio gynėjas viską, galima sakyti, sukūrė šioje situacijoje, Šlioterbekas, tai tikrai geros Dortmundo bendrai turbūt rungtynės, antram kėliny reikia pasakyti, kad Newcastle'as šiek tiek labiau kontroliavo, turėjo ir progų, 2 kartus ir į skersinį pataikė, Wilsonas vieną kartą ten iš kelių metrų neišnaudojo, puikiai sužaidė Kobelis, bet reikia pasakyti ir Paupas tikrai gerų tų seivų vadinamųjų padarė, tai smagios, azartiškos, įdomios rungtynės, net sakyčiau labai keista, kad jos baigėsi tik tai su vienu įvarčiu, bet iš principo sakyčiau, kad tikrai Dortmundas, mano bent jau asmeninė nuomonė, nusipelnė. Jeigu sužaistų lygiosiomis šiose rungtynėse komandos, ne, gal sakyčiau, kad irgi, toks kaip ir rezultatas, bet jeigu kažkas turėjo jau laimėti, tai tikrai labiau Dortmundas nusipelnė ir dabar kyla į antrą vietą. Tai labai gerai Luisas Enrique prieš rungtynės, šio turo rungtynės pasakė, kad šioje grupėje, sako, mes visos komandos tarsi žaidžiame tas atkrintamasis, jau ten play-offas, nes iš esmės varžovai, nėra tokių rungtynių, kaip kad galbūt turi kitą grupę prie Manchester City, tokių praeinamų lengviau. Taip. O čia kiekvienos rungtynės yra žūtbūtinė kova ir tai yra, sako, mums labai geras pasiruošimas, aišku, su sąlyga, jeigu išeisim, nes mums nebus tos įtampos, kadangi žaidžiam tokiam įtemptam režime visą sezoną. Taip, žvelgiant į kitą grupę, tai Manchester City's ir Leipzigas ten užtikrintai pirmauja, Manchester City's taip lėtokai pradėjo rungtynės, pirmą kėlinį užbaigė lygiosiamis, matom, kad Čempionų lygoje kol kas taip ne iš karto įsijungė, pamenam ir tas rungtynės su Cervena Zvezda, kai po pirmo kėlinio
net atsilikinėjo 0-1, bet antram kėlinį labai dažnai Manchester City šį sezoną kažkaip, jeigu pirmam neįsijungia, tai antro kėlinio pati pradžia būna tokia, kur jie iš karto. Jo, ir čia vėl 48 minutė įvartis, tai sužaidus antram kėlinį vos porą minučių įmuštas, nors paskui dar sugebėjo Young Boys ir išlyginti, bet Erlingas Haalandas 2 įvarčius įmušė prieš rungtynes, taip kažkaip galvoju, City's ant tos dirbtinės aikštės, žinom, Berne, gal tokie bus pasyvus, bet galvoju, Holandui tai tikrai ne problema, ten Norvegijoje ant dirbtinių pats užaugęs, tai jam tai čia nieko keisto, ar ne? Taip, ir kita vertus, pirmame kėlinyje tų progų irgi buvo, ten vartininkas gerai atidirbo Young Boys'u, o šiaip tai laiko klausimas, kada sumuštos įvarčius, tą patį kaip ir SRZ. Aš tai grupėje, palyginkime F grupę ir dabar G. Kėlinį gali sau leisti žaisti prastai. Taip, ne tai, kad prastai, bet lengvai. Taip, lengvai. Prastai pagal realizuotas progas. Taip, rezultatas kaip ir ten 1-1, paskui tai ten ne taip galbūt nori Pepas, kad žaistų komandą, bet faktas tas, kad vis tiek susikaupė išlendi, o ten toje F grupėje kėlinį blogai suloš, gali viskas sugerti. Taip, čia tokia grupė, ir aišku, Man City su Leipzigu tikrai gavo, mano manimu, tokia lengviausia grupė pagal tai tokį ryškumą dviejų komandų, kur dvi stipresnės, dvi silpnesnės, kol kas tvarkosi abi užtikrintai. Jo, Leipzigas irgi labai užtikrintai įveikė Cervena Zvezda, neturėjo ten iš esmės didelių problemų ir 6 taškai pralaimėta tik tai Sičiui, manau, kad nėra čia varianto, aš manau, čia tiesiog Young Boys su Cervena Zvezda turės ryškintis tarpusavyje, kas tęs toliau dvikovas Europos lygoje, o pirmos 2 vietos šitoje grupėje labai labai aiškios. Barcelona 3 pergalės irgi iškovojo, reikia pasakyti, kad paskutinės 2 prieš Portų ir prieš tą patį Donecko Šachtarių tikrai nebuvo tokios jau lengvos. Nors Donecko Šachtarius mes žinom, kad šiuo metu toks šiek tiek pabirėjęs, tai nėra ta komanda, kuri žaisdavo prieš kelius metus ir būdavo tikrai visą laiką beveik pretendentė žengti į kitą varžybų etapą, priklausomai nuo to, kokia ten grupė susiklosto, bet Barsa irgi labai pabirėjus, daug žaidėjų traumuotų, matom, kad žaidžia sudėtyje ir Ferminas Lopesas ir Jamalis, kurie galbūt prieš sezoną nebuvo tokie jau numatomi kaip komandos. Jaunimo komandos labiau žaidėjai, Toresas Feranas žaidžia to polėjo pozicijoje. Na ir čia savaitgalį laukia tikrai sunki dvikova Barsai su Madrido Realu, matant, kiek pabirėjusių tų žaidėjų yra, bet aišku reikia pasakyti, kad šansais tie jaunieji talentai naudojasi puikiai. Lopeso įvartis, koks buvo, wow, kaip smeigia į 9 ten nuo virpsto, fantastiškai ir tikrai Čiavi po rungtynių irgi gyrė savo jaunuosius žaidėjus ir po savaitgalio rungtynių, kur Gui įmušė tą įvartį, 17-metis tik pasirodęs po 23 sekundžių jau sugebėjo įmušti pergalingą įvartį Bilbao vartus ir tokie šansai čia dar kartelį turbūt įrodo, kad Lemasijos ta sistema veikia ir turbūt Barsa ir yra apie tai komanda, kad visą laiką tai buvo ta komanda, kuri iš savo to pamato, iš savo tos akademijos atsineša žaidėjus. Tik galbūt skirtumas tas, kad pavyzdžiui, tas pats Arsenalas, anksčiau ne kai visada vadinamom jauna komanda, to rezultato nebūdavo. Jo. Barsa vis tiek jį turi. Vienokį ir kitokį tą rezultatą turi su tuo jaunimu. Šalia vienas kitas vyresnis ir ta komanda funkcionuoja gerai. Ajakso pavyzdys irgi, jaunimu remiasi, kur ten Ajaksas dabar paskutinėje vietoje, ne? Tai, dabar jo. Ja, tai irgi, žinai, ta balansą yra svarbu, nes kitaip jaunimas ir neaugs, turi būti šalia tau pavyzdžiai ir treniruotėse ir rungtynėse, nes jeigu tu tik jauną komandą turėsi, anksčiau ir vėliau tokie vis tiek sulūžta. Negali ištemti sezono eigoje, tai to stabilumo neišlaikys. O čia, prašau, 2-3 jie eina į aikštę, kiti atsiranda, ten keičia vienas kitą tie jaunuoliai ir prašom, rezultatas yra. Taip, kad manau, kad taip žiūrint į priekį, Barsa vakarminėjai po savo auklėtinius vis tiek atranda tą laiką, kada juos įmesti į aikštę, rodo jam pasitikėjimą ar kaip džiaugiasi būtent po to keitimo, kai mušė įvartį ir 1-0 laimėjo. Ir matom, tą reakciją visos sarginių žaidėjų Sulelio. Ten tas mikroklimatas tikrai superinis, kai pamato jauną Rodį Lewandowskis tribūnose, net irgi atsistoja, ploja, džiaugiasi. Tai ten Marko Gijų tėvai buvo tribūnose, ten apsiverkė visiškai. Čia tikrai tokios pasakiškos istorijos, kai tu pagalvoji vis tiek pats augini futbolininką, augini ir šeimoje, ir daug užauginęs kitų.
vis tiek tu supranti, kad kiek tėvai dažnai tenka tėvams ir paaukoti, reikia ir vežti į treniruotės, ir, supirkti visus tuos dalykus, turnyrai, visokie išvažiavimai ir taip toliau. Tai žinom, kad yra tikrai... Laisvalaikį tėvų, jų nebelieka. Taip, o žinom, dar yra tokių valstybių, kur apskritai, sakykime, ten Pietų Amerikoje ir taip toliau, tai ten tą kamolį bucus nupirkti, ten yra reikalų, tai reiškia, tu gal turi ten, nežinau, 5 vaikus ir gal kiti ten negali pavalgyti kažko daugiau ar kažko skanesnio, nes vienam iš tu ten turi nupirkti bucus, ar ne, ir paskui mes matom, kaip dažnai tie žmonės atsilygina tėvam, kaip dažnai kalba, ten pavyzdžiui, pasižiūrėkim, nežinau, ten tas pats Ašrafas Hakimi, ten mama visur ir visada, ten pirmose planuose, ten, nežinau, ir daug tikrai yra tų sporto istorijų, kur tenise, krepšinį, bet kur ten... Iš vargingų šeimų, iš ten vos nelūšnynų, ne? Jo, kad ir nebūtinai iš vargingų, kad ir, pavyzdžiui, žinau, ten istorijų ir Lietuvos, tenise, Edas Butvilas, ten mama visur ten vežioja, atsisako ten darbų taip toliau, nes tiesiog į turnyrus ten kažkur, pamenu, pasakodavo, sako, ten sužaidžia tą tenisą turnyrę kažkokiam, tai jisai miega, aš sako, vairuoju visą naktį, nes jau po 2 dienų jau reikia kitam turnyrę žaisti ir turi nuvežti, nes nėra ten galimybių bilietus ten užsakinėti ir taip toliau, žinai, tai tas ir laisvalaikio, kaip sakai, aukojimas, bet kartais tai net ne laisvalaikio ir darbo kaina, kur tu galbūt paukoji savo karjeras ir taip toliau, tai va čia tiems tėvams be abejo pamatyti, kaip tavo sūnus įmuša pergalingą įvartį namuose, kaip pakelia visas tribūnas, tai čia yra atpildas to viso įdėto darbo. Ne, fantastika. Ar už tai tas jaunimas tikrai randa tenišą Barcelonoje, ar čia jau Ansu Fati, dar taip atgal grįžtant, tai irgi tas pats, ne, visi Tai Gavi, Pedri tie patys dabar augantis. Taip, būtent taip, kad tikrai džiugu dėl jaunimo. Taip, o kitame mače Eva Nilsonas, Brazilas, 24 metų, pelnė hat-triką į Antverpeno vartus, nors po pirmo kėlinio atsilikinėjo 0-1 išvykoje ir atrodė, kad tikrai nebus taip viskas lengva, bet antrajam kėlinyje 4 įvarčius be atsako sumušė ir jaučiasi, kad šitoj grupėje irgi yra 2 favoritai, o Antverpeno komanda ir tas pats Donecko Šachtarius čia turbūt labiau rungtyniaus jau dėl galimybės pasivaržyti Europos lygoje, nes Portu net ir su Barsa tose rungtynėse tikrai buvo labai konkurencinga ir net gal neverta buvo pralaimėti, ten ir tas įvartis neįskaitytas buvo, tai nemanau, kad čia Antverpenas ar Donecko Šachtarius sukels problemų, dabar Portu dar namuose žais su Antverpeno komanda, tai... Ar pasimus tuos? Jo, jeigu įveiksi Šachtarių, turbūt Barsa irgi turėtų, arba bent jau lygiosiamis Vokietija, ar ne, tas rungtynės, man atrodo, vyks kitame ture. Donecko Šachtarius keliauja po Europą, be abejo, suprantam, dėl karo, dėl to, kad tu yra užpulta Ukrainos valstybė, okupantų negali žaisti namuose, tai kažkiek, aišku, irgi nukenčia, bet matom, kad ten tribūnos visą laiką lūžta, matėsi ir Barcelonai. Šiaip po įvarčio Šachtarius ten daug ukrainiečių rodė tribūnose, kurie yra su rinktinės dauguma, net ne su Šachtarius, o su Ukrainos tom spalvom tribūnose, tai tikrai smagu matyti. Ir šiaip gaila, Šachtarius kažkiek, nes po to įvarčio turėjo ten momentėlių dar ir galėjo čia Barsa tikrai, tas rungtynės komentavęs, net ir kolega Mantas Krasnickas taip išėjo ir sako, su Šachtariu mokėjai, bet sako, ką su tais vaikais savo čiavi darys El Clasico, bet El Clasico kartais ne apie futbolą yra, kartais ten yra tiek visko, kad aš niekada nenurašau nei Realo, kai jisai yra prastos formos žaisdamas prieš Barsą, nei Barsas negaliu nurašyti. Ten pasikeičia kardinaliai. Visko gali būti, bet... Tiek turbūt apie Čempionų lygą, tikrai plačiai, bet norėjusi aptarti jau po pirmųjų 3 mačų, kaip sakant, pusiaukelė ir tikrai manau, kad labai laukia, nemažai yra grupių, kur labai įdomios dvikovos laukia kitose turuose ir bus intriguojančių kovų. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Na, toliau pasižiūrėsime, kas vyks šį savaitgalį karščiausių ir be abejo pradėsime nuo Lietuvos, šiek tiek aptarsim ir lygos reikalus. Čia faktas, kad čempionas jau paaiškėjo, jau galutinai sudėlioti taškai, nors mes jau tuos taškus jau buvom sudėlioję ir anksčiau, nes ten jau buvo tik tai tokios labai jau miglotos teorinės galimybės kažką pakeisti, bet Panevėžys jau užsitikrino titulą, sužaidęs prieš tai lygiosiamis savaitgalį su Hegelmanu, dabar savaitės viduryje sužaidė lygiosiamis su Kauno Žalgiriu. Kas galbūt keista man buvo šiose rungtynėse, kad Panevėžys taip mažokai parotavo sudėtį, šiek tiek buvo tokių pasikeitimų, bet vis tiek daugiau mažiau tokia tikrai solidi sudėtis. Buvo šiose rungtynėse, Panevėžiečiai pirmavo, Girdvainis išlygino rezultatą ir išgelbėjo tašką Kauno Žalgiriui ir Kauno Žalgiris dar, taip sakykim, teorinių kažkokių vilčių netgi dar ir turi, nes turi jas dabar mačą su tuo pačiu Hegelmanu ir du berods, ar ne, mačai su Hegelmanu laukia, tai čia taip laimėk abu mačus ir tu kaip ir principė pavėjai Hegelmanu, o matant kaip Šiauliams kol kas sunkiai viskas dėliojasi, tai aš sakyčiau, kad dar tokių teorinių galimybių kauniečiai, Kauno Žalgiris kaip ir turi, aišku, čia pergalė būtų labai dar buvusi reikalinga kauniečiams, tada visai kitai, bet kas neramina, tai turbūt, kad Šiaulių, ar ne, su Vilnių Žalgiriu tas taškas buvo svarbus, bet pralaimėjimas Marijampolės Sūduvai, kur pirmą kėlinį tikrai gerai žaidė šiauliečiai, progų neišnaudojo, aikštė, aišku, tokia sunki, klampi, bet aišku, čia mes juokavom irgi su kolegom, kad jau kam, bet šiauliečiam apie aikštę nelabai galima skūstis, nes visą sezoną ant tokio dirvonėlio šiek tiek žaidė. Matėm ir Telšiuose prieš tai savaitgalį ten tokia labai jau tragiška aikštė buvo. Valijo stipriai. Jo, tokia, iš dalies tu supranti, iš kitos pusės gal tada jau, aišku, ant tų dirbtinių irgi nesinori ten, kai tu matai tose mokyklose, stadionuose, kai yra žaidžiama, bet, kažkiek gal geriau norisi tą futbolą matyti, nes jau kai ten vandensvidis prasideda, tai nėra labai smagu. Nuo lapkričio 1, sakyčiau, galima ir uždarose patalpose žaisti, LFF tą leidžia, bet manau, gal to neprireiks, aišku, šiandien, kai važiavom prieš filmavimą, tai snigo jau Vilniuje, tai tas oras, aišku, toks kontroversiškas, bet kiek pamenu, tai visada taip. Galėjo sezono, ten tekdavo ir tešlose pasidniurkti, tai dabar jaunimui tenka pasidaužyti, tai va, nieko ten baisaus, aišku, tas futbolas. Man tik dėl žiūrovų, žinai, jau toks. Žiūrovam taip. Jau žinok, jau nelabai. Jau net aš tikrai esu jau tas Lietuvos futbolo, vertinčiau save tikrai tokiu jau rimtų gerbėjų, bet blemba jau sunku prisiversti, jau taip žiūri ir galvoji. Ai, gal aš čia dar jeigu rodo. Jau gal aš geriau per televizorių, tada dar kažką ten kokius ispanų šalia pasijungsiu ir čia tuos, ir jau sunku prisiversti ir toks jau pradedi galvoti jau į tai, kad nueisi į futbolą ir neaišku, ar paskui neiškrisi 3-4 dienom, žinai, nepradėsi sirgti. Man vienam reiks laidavęs. Jo. Jokas jauku, bet faktas tas, kad taip, tas faktorius žmonės veikia, kad nors ir svarbios gali būti rungtynės, bet vis tiek kažkiek atbaido tas klimatinės sąlygos. Oras kaip oras, bet neturim galimybių tuose stadionuose, jau taip visiškai ramiai ir saugiai būti. Taip, jeigu ten, žinai, tu pavyzdžiui, kad ir nuvažiuoji kartais į tą pačią ten kokią Vokietiją, Lenkiją, kartais tas oras ten nelepina lygiai taip pat, bet kai tu užeini į stadioną, kuris vis tiek yra aptvertas, tai pavadinkim, nėra ten jo skersvėjo, nėra ant tavęs, nelyja, gali nusipirkti ten arbatėlės, dar kažko ir taip toliau, tai to paties maisto, žinai, kuris irgi ten šilto kažkokio sušildo, tai ir tų žmonių, kai būna daugiau, vėl tas prikvepavimas, tas vadinamasis, tu kažkur atsisėdi, viens į kitą jo ten kažkur triniesi, ir tikrai automatiškai yra šilčiau, tai nėra taip, kad ten tie patys vokiečiai, mes matom irgi pauzę daro žiemą, kai kada jau faktas, kad tas oras jau toks, bet vis tiek paskui sugrįžta ir ten, tarkim, sausio mėnesio pabaigoje, taigi Vokietijoje, tai ką ten šilta, ne, aš esu buvęs gruodžio mėnesį tam pačiam ten Milane, pavyzdžiui, San Siro žiūri rungtynės, ir irgi žiūri su žieminės triukai ir taip toliau. Teko Verderį ten lankytis kažkada Bremene, žiūrėti irgi paskutinį tą turą jau gruodžio mėnesio ten pradžia, vidurys, ten apie 10-12 kartais žaisdavo. Tai, tikrai šalta, bet tu apsirengi, apsimuturiuoji, eini, tas stadionas tau vis tiek sukuria kažkokio tai jaukumo, jo, kaip sakai, pastoviniuoji, kažkur pašokinėjai, ten toj daihartiniai su vokiečiais, ten toj tribūnoje ir viskas gerai, ir šilčiau, bet mes to neturim, bet tikrai jau
į lietuvišką futbolą jau nueiti yra tikrai netaip jau ir paprasta ir netaip smagu. Ir aišku, dar kai intrigos nėra, kai jau Panevėžys turi užsitikrinęs tą titulą, tai galima sakyti taip jau tikrai sunkiau. Bet kalbant apie rungtynes, tai aišku, dabar minėjom tą Kauno derbį, Žalgiris su Hegelmanu, Šiauliai namuose priims Panevėžį. Na, čia Šiauliams nėra kur trauktis, aišku, Šiauliams, kas yra gerai palyginus su Hegelmanu, tai kad Hegelmano tvarkaraštis yra tikrai daug sudėtingesnis, Šiaulių dar paskui laukia Džiugas išvykoje, bet aišku ir Džiugas dabar, žinant, kad jie kovoja dėl išlikimo, tai faktas, kad draskysis Hegelmanas žais su Žalgiriais, du kartus su Kauno Žalgiriu, vieną kartą su Vilniaus Žalgiriu, o Šiauliams dar paskui mačas su tuo pačiu Džiugu, ką minėjau, na, tokia dvikova, kur vis tiek reikės bandyti imti taškus ir dabar ta Europa tampa labai labai svarbiu tikslu ir slystant iš rankų po tos ir taurės finalo pralaimėto. Taip, ir po to turės finalo gal šiek tiek aišku, tas psichologinis aspektas svarbus ir Mindaugui Čiapui ten yra reikalų užvedant komandą kiekvieną mačą ir kaip minėjome, atrodo tarsi jau saugiai Šiauliai ten ramiai treti gali baigti čempionatą, matome, ypatingai tas pralaimėjimas Sūduvai dabar dar apsunkina tą visą nusiteikimą kitam turui, bet Panevėžys irgi, kaip sakai, ten klausimas, ar labai jau bus motyvuoti, bet esmė ta, kad tu kai išeini į aikštę, kas be išeitų į aikštę, vis tiek, na, kai jau nėra to psichologinio spaudimo tau žudbūt laimėti, dar kartais net lengviau žaidė, užtikrinčiau žaidė ir tas atsipalaidavimas kartais duoda dar didesnį impulsą laimėti. Jo, nu aišku, gerai, kad Banga yra paskutiniam ture Šiauliams vis tiek, tai komanda tokia, kur daug šansų, kad irgi nelabai turės dėl ko kovoto, Šiauliečiai dar namuose žaidžia, tai gali būti, kad čia jau bus tas net ir lemiami tie taškai, gali būti aišku, bet Hegelmanas irgi ta komanda, kuri drąsiai gali tą patį Kauno Žalgirį įveikti, kodėlgi ne, tai čia tikrai ir tą patį Vilniaus Žalgirį gali įveikti, tai kova dėl tos paskutinės europinės pozicijos bus labai rimta. Kelkimės į Europą. Čia šį savaitgalį mūsų laukia tikrai daug dvikovų. Kalbėjom jau šiek tiek apie El Clasico, dabar gal pakalbėkime apie Manchesterio derbį, kuris laukia Anglijoje. Sekmadienį šis mačas, United žais namuose, bet matant, koks yra United, blemba, čia gali labai skaudžiai Eriko ten Hago vyrukai. Aišku, kartais United yra ta komanda, kuri labai neblogai sužaidžia iš kontratakuojančios pozicijos, ar ne? Bet kol kas šito sezono startas tai toks sudėtingas ir tu matai, kokias komandas United įveikinėja. Tai čia City's gali būti, kad gali ir padraskyti. Na, kaip minėjai laidoje, kai kalbėjom ir užsiminėjai, kad El Clasico kartais sunkiai nuspėjamas, atrodo, pasėjame turė gali silpnai sužaisti, o El Clasico apsiverčia užtinkojomis viskas. Čia galbūt nuspėti lengviau yra, nes jau kai žaidži silpniau, kalbant apie Man City dominavimą paskutiniu metu Manchesterio, tuose derbiuose, vadinkime, nėra tam jau buvime čempionate, tai kažkaip nelabai galima galbūt rasti tų ryškių, aiškių tokių akcentų, kurių dėka Manchester United gali laimėti prieš Manchester City. Taip, aišku, gali, štai Maguire'as laimės Rodikovą, įmuš įvartį, atrems 11 metrų ir laimės rungtynės. Bet taip tendencingai žiūrint, toks taškas, mano man jau būtų tas pasiekimas, kuris būtų liaupsinamas ir taip toliau. Taip, kad žaidimo prasme United, mano man jau nelabai turės svarių argumentų, bet aišku, tas kovingumas, tas derbio visas aspektas, kas aplinkui vyksta iki rungtynių, kas vyksta ne tai, kad prieš rungtynės, ten jau kelios dienos prieš rungtynės, jau ten visa ta įtampa kaista. Tai štai tie dalykai gali kažkiek mobilizuoti komandą ir tam tikrų tokių gerų niuansų atradus gali United gal ir, Manchester United ekipą gali gal ir kabintis ten. Ispanijoje, kaip ir minėjom, čia El Clasico pagrindinis akcentas be jokios abejonės, visiškas, bet žiūrint, sakau, į šias rungtynės, taip tu matai, kad Barsa tikrai neteina labai geros sportinės formos, ten Lewandowskis gali būti, kad sugrįž kalbama, gal ir Rafinha, bet aš net nežinau, ar Rafinha dabar šitoj komandoje jau yra toks jau svarbus žaidėjas, matant, kad jaunimas tikrai rodo ir didesnį norą ir charakterį ir pastaruoju metu be abejo svarbiausia, kad žaidžia. Yra tame ritme žaidybiniam ar ne, kas irgi yra labai svarbu. Lewandowskis, aišku, tai yra veteranas, kuris kartais gali būti, kad ir po 2 mėnesių ar 3 sugrįš ir demonstruos tą, ką mes jau pripratome, nes čia jau yra klasė, kaip sakyt, pasiekta ir kartais tiem veteranam jau ir nereikia būti tam tokiam labai žaidybiniam ritme, kad vis tiek pademonstruoti tai, ką jie sugeba. Ir aišku, kad labai svarbus būtų šitas sugrįžimas į Barsai, bet, Realas, sakyčiau, kad vis tiek kaip favoritas ateina į šias rungtynes, nepaisant to, kad žaidžia
išvykoje, bet vėl ta išvyka. Olimpinis stadionas visgi ne Naukampas ir tai, kai žiūri tą atmosferą, jaučiasi, kad jinai nėra tokia karšta. Tokia. Taip, ir keičiasi tos kartos ir to jaunimo daug įsilieja, galbūt ir kalbam apie tai, kad jie šiek tiek išblėso galbūt, ne, kai ryškiausios žvaigždės paliko, Ronaldo Messi, tas El Clasico, šiek tiek galbūt prarado tą svorį, bet matome, kad to jaunimo pasipildo vienoje ir kitoje barikadų pusėje ir manau, kad ten dar metai kiti subręsė kaip žaidėjai ir tas visas derbio karštis galbūt persikels ir į tas aukštumas, kas buvo anksčiau. Italijoje turim irgi labai įdomų, ypač sekmadienį. Čia iš pradžių Interas žais su Roma, paskui Napolis su Milanu. Tai fantastiškos tokios tikrai dvikovos, kurios laukia futbolo gurmanų ir šiaip sekmadienis apskritai sakyčiau, kad kadangi oras prastas, tai čia vakaras jau sudėliotas taip, kad niekur eiti nereikia, kaip sakant, sėdi prie lovos režime. Sofos labiau ten pasidėjęs kažką šilto, jau karštą vynelį, kokį gali, žinai, pasikurti. Ir tikrai futbolo apščiai. Interas, kaip ir minėjom, pastaruoju metu tikrai žaidžia puikiai, 22 taškai, Italijos čempionato lyderis, bet reikia pagirti Romą, pastaruosius 3 rungtynės, 3 pergalės iškovotos ir Roma daug įvarčių muša, 20 įvarčių yra įmušę, kol kas tik tai tas pats Interas daugiau yra įmušęs vietiniam čempionate, tiek pat Napolis 20 įvarčių yra įmušęs ir Mourinho komanda pakilime šiuo metu, aišku, kas turbūt nesmagu visiems, kad Mourinho nebus sugrįžimas į Interą, kurį jisai žinom, kad labai myli po tų 2010 metų, kai iškovojo treblą, paliko šitą komandą, bet ta meilė niekada neišblėsus, žinom, ir Mourinho tą nekartą yra pats teigęs, bet su Monza rungtynėse gavo raudoną kortelę ir negalėjo šitą mačą būti, turės iš tribūnų stebėti, tai čia šioks toks prieskonis prarandamas, o kitame mače Napolis Milanas, čia irgi bus labai įdomi dvikova. Nes Milanas dar paskutinėme ture pralaimėjo Juventusui, ten vienu mažiau ilgesnį laiko tarpą, dabar gavo morką, kaip turi būti nuo PSG, taip kad čia Napoli laimėję savo rungtynės bus įdomu, aišku, bus labai įdomu, bet dar matome tą ketvirtą, paminį ten kažkur prognozavome, Interas, Milanas, Juve, Napoli, tai tos keturios komandos kažkaip ir bando išlaikyti tą lyderiaujančių pozicijas, Roma vejasi, bando kyla, žiūrėsime kaip ten yra, bet tas bus įdomu, aišku, Milanas, Napoli, Čempionų lygos komandų dvikova, taip kad bus tikrai neblogas reginys. Kalbant apie Vokietiją, čia labai kažko išskirti net nelabai ir galim iš esmės. Galima turbūt paminėti rungtynės tarp lyderio Leverkuseno, Bayerio ir Freiburgo, bet Freiburgas kol kas sezoną tokį irgi turi neįspūdingą, lentelės vidury, 8 komanda šiuo metu, bet turbūt dar Frankfurt... Dar irgi antra 6 vietos. Jo. Štutgartas jis toliau stebina, kaip būtų paskutinėm turėjo Unioną, ne Berlyno. Jo, įveikė, bet kas problema, Gerasi įmušė 14 įvartį ir galinį raumenį, man atrodo, patempė, tai iškritęs keliom savaitėm, tai žiūrėsim, kaip čia be savo lyderio, nes vis tiek, kai tavo iš 25 įvarčių vienas žmogus įmuša 14 ir dar ten asistų porą, man atrodo, irgi atlikęs, tai netektis labai didelė. Frankfurte dar Eintrachtas priims Dortmundą, čia irgi tokia dvikova tarp tokių ryškesnių komandų, pastaruoju metu Eintrachto komanda atsigavusi, porą pergalių iškovojo iš eilės, tai šiek tiek kyla turnyro lentelėje. Ir dar paminėčiau Prancūzijoje dvikova dvikova tai atrodo įspūdinga tarp vardų, Marselis Lyonas, bet Lyonas šiuo metu yra paskutinis po 9 rungtynių. Po 9 rungtynių neturi nė vienos pergalės, trejos lygiosios ir tik tai 3 taškai minus 11. Tragiška sezono pradžia ir kol kas Lyoną matyti tokiose pozicijose yra kažkas neįtikėtino, bet taip jau yra, kaip sakant, ir kol kas yra ten. Ir Marselis dar labiau jos gali ten nusmukdyti. Pats Marselis irgi neįspūdingai per pastaruosius 4 turus tik tai vieną pergalę yra iškovoję prieš vieną iš turnyro irgi tokių outsiderių labiau. Tai, sakykim taip, kol kas sezono pradžia neįspūdinga nei vieniems, nei kitiems. Marselis tik tai 8. Tai
tokie, sakyčiau, Prancūzijai, Vokietijai, turint omeny, kas vyks kitose lygose, tai galima šį savaitgalį ir nežiūrėti. Apleisti šiek tiek šitas lygas. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Taigi pabaigai kortelės, baltą kortelę aš savo tai duosiu Jamie Carragher'ui, kuris taip netikėtai gina Evertoną. Žinom, kad tai yra Liverpoolio visgi žmogus, bet sakyčiau, va, čia man patinka, kad kartais tie žmonės sugeba atskirti, kaip ten sakoma, grūdus nuo melų. Ir sakyčiau taip, kad labai teisingas žaidėjo išsakymas, Evertonui dabar ten grasiname ten atimti 12 taškų, ten kas būtų faktas, kad matant jų šio sezono startą greičiausiai jų iškritimas į žemesnį divizioną dėl ten tų financial fair play pažeidimų, bet labai gerai Jamie Carragher'is ir pasakė, sako, Manchester City kažkaip negirdėjau, kad kažkas ruošiasi taškus ar kažką atiminėti, nors ten mes priskaičiuojam ten tų kiek ten virš 100 ten tų įvairių pažeidimų ir vis kažkaip tai dar kaip vanduo nuo žąsies, ar ne, ten kažkur tai krenta, bet tikrai kažkas neįtikėtina, atrodo vieniems taikomi vienokie standartai, kitiems kitokie, tai čia labai aš esu už Jamie Carragher'o tą pasisakymą, kad tai blemba, jeigu čia Evertonui taškai atiminėjami, tai tada žiūrėkime ir kitur, kur tie taškai gal netokie skaudus, taip titulus pralaimėsi, bet tu neiškrisi gal į žemesnį divizioną, bent jau aš aišku, kad yra ir vieni ir kiti nešventi, čia faktas, kad financial fair play pagaliau turi veikti, kas yra turbūt svarbiausia, tai va čia norėtųsi, kam tu tada prigalvoji ten nuostatų kažkokių tai ar kažkokių taisyklių, jeigu nesilaikai, tai tada kam tada įstatymai sukurti, kam tada dar kažkas, jeigu mes jų nesilaikom. Manau, ir ištraukė Evertono kortą tam, kad šiek tiek ir Liverpooliui pagelbėti. Gali būt, faktas. Aš savo baltą kortelę duodu. Aišku, smagu, jeigu Ignas Brazdeikis žaistų futbolą, ir ruoštųsi UEFA Europos lygos rungtynėm, štai taip, anglų portaluose standart nesugeba atskirti krepšinio nuo futbolo, nes turbūt pamato, kad yra Pirėjo Olimpiakosas, ir galvoja, kad čia būtent tik vienas Pirėjo Olimpiakosas. Ir aišku, kai ta klaida buvo greitai pataisyta, bet esmė ta, kad sporto žurnalistai vis tiek rašo, tokius straipsnius. Bent jau turėtų. Tai atskirti futbolą nuo krepšinio, aš suprantu, kad ten krepšinio nėra Anglijoje. Nes ten tikrai nežinau. Tai yra Londono Towers. Kažkur ten žaidžia, neaišku. Bet reikia tada pasidomėti šiek tiek Olimpiakoso piramidėmis, nes ten yra, dar atrastum, kokį yra rankinio klubą, tai dar gerai, kad nesumaišė su kokiu ten tinklinio klubu ir taip toliau. Faktas tas, kad Ignas Brazdeikis norėtųsi, aišku, pamatyti futbolo aikštėje, bet lai žaidžia ten krepšinį. Pakviesim, kada į kokias žvaigždžių, ten vėl bus mačai su Olimpiakos apranga. Ok, raudonas kortelės, aš tai savo raudoną kortelę duosiu dar kartelį į Saudo Arabiją kryps, ne vieną jau esam davę, bet dabar tai duosiu tiesiog, nežinau, čia ar futbolo klubams, ar gal net labiau Saudo Arabijos tiems gerbėjams. Dabar čia pagarsėjo ta istorija, šiaip mes jau kalbam apie tai, kad labai nedaug žiūrovų surenka Saudo Arabijos lygą, nepaisant to, kad prisikviečia ten tų žvaigždžių ir dabar paskutinė mače Steveno Gerrardo vadovaujama Al Ettifaq ekipa surinko nei daug nei mažai 696 fanus, kurie atėjo pasižiūrėti komandos pasirodymo, kurioje žaidžia ten Jordanas Hendersonas, Gini Wijnaldumas, Demarais Grėjus ir panašiai. Tai aišku, tiem futbolininkam, kaip sakant, žinojot, kur važiuojat, sėkmės iš Premier lygos, kur galėjai žaisti savo kiekvieną savaitę. Nemanau, kad labai badaudamas, kaip sakant, pilnuose stadionuose, kur, yra ir turbūt ir to blogoji pusė, žinom, kad yra to daug heito, daug ten ir įvairiausiose socialinėse erdvėse ir puolami tie žaidėjai, bet yra daug ir to kaifo žaisti tokioje atmosferoje, kai išvažiuoja ir žaidė prie 700 žiūrovų, tai į ją lygą jau tada gali geriau atvykti. Sureikia daugiau žiūrovų, jeigu nesninga ir nelyja. Aš savo kortelę raudoną duodu buvusiam Crystal Palace Liverpoolio ar PSG žaidėjui.
Mamadou Sakho. Na, ne už žaidimą, ne už kažkokius veiksmus aikštėje, o būtent treniruotės metu susipyksta su treneriu, taip, būna. Treneris yra treneris, tačiau kada stveri už gerklės ir trenki ant žemės trenerį, tai daug ką pasako apie tavo apskritai, kas vyksta galvoje. Tai suprantama, klubas reagavo ir Montpellier vadovybė suspendavo, sako, kuriam laikui, matys, aišku, bet už tokius dalykus, tai nežinau, jeigu ten yra koks jaunas žaidėjas, kurį gali statyti ir tai labai nenukentės, tiesiog tokie atvejai turi būti netoleruojami, turi žaidėjus mesti lauk ir su ta raudona kortelė ne tik Montpellier klube, tačiau apskritai. Ten kiti klubai taip pat turi suvokti, kad jeigu tokį žaidėją įsigysi, gali bet kada susilaukti viduje atominės bombos sprogimo, nes tokie dalykai tikrai greuna komandą iš vidaus. Taip kad Mamadou Sakho tikrai turi čia turėti daugiau negu kad turi ir taip elgtis čia tikrai negalim. Tai tiek mūsų laidoje šią savaitę, šį savaitgalį. Gražaus jums visiems futbolo, likite sveiki, linkėjimai Tautvidui, sveiki ir tu ir lauksime kitą savaitę. Jums gražaus futbolo. Viso geriausio. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.